Ankstyvuoju LDK laikotarpiu dar nesutinkame viduramžių vakarų Europoje paplitusių mirtį vaizduojančių scenų. Nuo 17 amžiaus populiarėja antkapiai ir laidotuvių pamokslų iliustracijos, todėl mirtį simbolizuoja nudžiūvę medžiai, užgestantys fakelai. Ir štai viduramžių pabaigoje pasirodo ji. Pagrindinis mirties simbolis – giltinė. Giltinės vaizdavimas nėra gąsdinimo priemonė. Tai tik neišvengiama žemiškojo kelio pabaiga. Prieš mirtį visi lygus – valstiečiai ir bajorai, vyskupai ir kunigaikščiai. Smėlio laikrodis suskaitė paskutinės smiltis, žemiškos insignijos krenta žemyn, giltinė ištiesia ranką, laikas žengti pro amžinybės vartus. Liūdintys ar net verkiantys angelai barokinėje dailėje kartais vaizduojami su trimitais rankose, tarsi pasiruošę skelbti paskutinio teismo akimirką. Mirusiojo netektį lydinčias emocijas simbolizuoja pagalbininkai, kurie padeda sieloms išsivaduoti iš skaistyklos liepsnų. Tokius juos matome 1684 metais LDK kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui ketinto sukurti sarkofago eskize.